Kas vyksta dabar? To Lietuvos istorijoje viešo kalbėjimo į eterį visai visuomeniai, kad reikia išžudyti dalį nelojalių piliečių, bendrapiliečių, tokio dalyko Lietuvos istorijoje dar nėra buvę. Ar visame tame, jau kalbam apie jūs, ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Jie jau nebenori nugalėti Rusijos mūšio lauke. Jie jau nori išžudyti, netgi nenugalėti, o tiesiog paprastai, brutaliai, ciniškai išžudyti nelojalius piliečius. Ta savo iš esmės prisiskyrė Dievo vaidmenį, nustatymą, kas yra lojalus, kas yra nelojalus. Ir dar kartą, kam lojalus. Kasčiūnui asmeniškai, Svarui, Liaudanskui, Šaulių sąjungai. Aš esu iš Vilniaus, iš Viršulų, senas metalas. Ir to nemėsiu niekada gyvenime, nes man tai patinka. Tai čia kuri ta hebra, kur kapinėse sėdėjo? Jo, aš iš kapinių. Jo, iš kapinių, iš Palenos. Iš kapinių, iš Palenos, ten dabar yra kapinės. Satanas, Maidenas. Jo, Satana, Maidenas, va, visi fikusai ir taip toliau. Tai, va, o kaip patį vadino? Aš į Dzelių visada buvau. Dzelių ir buvau. Tai. Šiandien pasaulis gyvena ant baimės. Kadangi vieni kitų bijo, kol kas to nedaro. Bet visada gali ateiti Kasčiūnas. Visada gali ateiti Kasčiūnas, taip. Taip, tikrai istorija būtų... Kuris nieko nebijo. Jo, jisai nieko nebijo. Netgi žudyti. Tai jeigu mes norime žudyti, mes galime iš karto imtis tokio sprendimo ir mes turėsime tą rezultatą. Plius yra paskaičiuota, jog jeigu Jungtinės Amerikos valstijos ir šiandieninė Rusijos federacija apsikeistų strateginiais branduoliniais smūgiais, pilnu komplektu, sakysime taip. Tai iš esmės yra, galvojama, kad jau to apsikeitimo metu žūtų, ko gero, 100 milijonų žmonių, 100 milijonų. O per kitus maždaug 6-10 metų, kada jau būtų prasidėtų taip vadinama branduolinė žiema, tai greičiausiai išnyktų nuo žemės paviršiaus maždaug dar 5-6 milijardai žmonių. 5-6 milijardai žmonių. Tai būtų kaina. Tai būtų kaina. Žodžiu, kaina už ką? Už tai, kad tu nenori gyventi su kaimynų greta, už tai, kad tu jį kažkaip vadini, už tai, kad tu nori žudyti, už tai, kad tu jau esi radęs savo tautiečius, lietuvius, be teismo, be nieko, už tai, kad jie kalba tiesą, kalba atvirai, tu jau nori, juos išžudyti. Kiek galima žaisti tą kvailių žaidimą? Viskas aišku. Tai vat su tokiais žmonėmis, reikia su jais tvarkytis. Čia valstybė reikia daugiau. Taip, čia valstybė turi daugiau įdėti, nes išsišluok savo kiemą yra labai svarbi situacija. Tie žmonės yra susiformavę ant kitų pamatų, susiformavę ant kitų vertybinių kriterijų. Mes, tiesąkant, žinom, tie žmonės nenusileido iš Mėnulio, jie užaugo kartu su mumis. Galima sakyti, tie abudu veikėjai užaugo kartu su Lietuvos Respublika, nes ir vienas ir kitas yra, pakankamai žinomi. Aš vadinu mūsų tą nepriklausomybės atkūrimą ir įtvirtinimą geopolitinių stebuklų. Mes tą угняле куряном, бац, и сыграем Тарибу Саингу. Враг сейчас есть наверху, а мы, европейцы, сейчас стали рабами. Fašistinė Lietuva, tai esi iš fašistinės Lietuvos. Bet tai ir kitų čia yra. Sveikinu tave su karo pradžia, linkiu tau geriausios kloties ir savo rubrikoje pokalbis su įdomiu žmogum pristato Mindaugą Murzachą, Hitler Mindet. Būtent šis drąsus jaunuolis ir jo bendražygiai taps naujos, stiprios, nacionalinės Lietuvos valstybės didvyriais. Gervaldyje tai naujas elitas, pagristas socialinė atranka. Tai tiesą sakant, aš kai paklausau, kai paklausai tokių Einšteinų ir tada tu supranti, kad branduolinis karas Lietuvai yra nebaisus.
Čia yra grinas lietuvizmas ar kaščionizmas, ar kaip jūs, bet čia viskas arba lietuviškas konservatizmas. Klausyk, uždaryk burną savo, gerai, Aslė? Bet klausimas, nuo ko partijos pirmininkų sutriko psichika? O čia yra klausimas, principinis klausimas. Nes kalbėti, žudyti, nekovoti, nenukauti, o būtent tas žodis. Beje, taip, žodžiu, tai buvo tik tai, kiek man yra tekę matyti vokiškus dokumentus Antrojo pasaulinio karo, tai net vokiečių dokumentuose šitos žodis buvo nevartojamas. Praktiškai beveik yra nesutinkamas. Išskirtiniais atvejais, kada vokiečiai dažniausiai aprašo lietuvių ekscesus su ar belaisviais karo, arba su žydais, atsiprašau. Nes jie patys rašo, priimtas sprendimas ten, žodžiu, likviduoti. Ta prasme, retorika yra valdoma. Tų nuolatinių penktakolonininkų paieškų savo visuomenį sukūrė tokią atmosferą. Vėlgi, aišku, čia mes per daug šiandien skiriam dėmesio, man atrodo, tai vienai politinė jėga ir tos politinės jėgos dabartiniam lyderiui. Nes gal ne per daug, nes čia projektuoja jo nusišnekėjimas yra ne pirmas. Ir jisai nusišneka ne tik tai, tais etiniais, moraliniais dalykais, žudimo dalykais. Ne. Labai svarbi vieta yra taip vadinamoji penktoji kolona. Tai yra tėvynės išdavikai, kurie naudodamėsi demokratiją, ten ar žodžio laisvę, ar dar kas nors, turi būti turbūt kažkaip apibrėžta. Analfabetiškumas. Politinis analfabetiškumas. Analfabetai yra tie, kurie kartoja tą komunistų sugalvotą terminą, kuriuo jie apibrėžė Franko nacionalistus maištininkus, dabar jie kartoja, dabar tą terminą pasisavino lietuvių kraštutiniai dešinieji, iš esmės balansuojantis ant to paties dešiniojo kraštutinio sparno ir tą terminą išvertę kaip švarką į kitą pusę, lipdo dabar kitiems, savo priešams. Tai yra ir komiška, ir graudu, nes ko verta politinė jėga, ko verti politiniai lyderiai, kurie vagia priešų politinius terminus, patys nesugebėdami nieko sugalvoti originalaus, tuos terminus išverčia atvirkščią pusę, kaip kailinių, žodžiu, ir apvelka, žodžiu, tenai, žodžiu, savo dabar jau priešus. Tai yra, atsiprašau, skurdas ir ašaros. Žiūrint į tokią politiką ir į tokius, kabutėse, politinius veikėjus. Tokia gera gaida, aš norėjau, žinai, mes mūsų dabar tokios vyrauja, tokios, žinai, pusiau pesimistės nuotaikos, bet aš manau, kad viskas bus gerai, viską mes sutvarkysim, kažkas iš mūsų taps didvyriais po laiko. Pliurpalai, jūs pliurpalai, atvirai kalbant. Mielas Vytautai, neleiskite žeminti Lietuvos. Didžiausios opozicinės partijos lyderis išeina su tokiu pareiškimu, išeina su tokia politinė pozicija į viešą eterį ir, žodžiu, dalyjasi. Ir įdomiausia tai, kad toks jausmas, kad Lietuvoje nėra nei prokuratūros, Lietuvoje nėra nei prezidento, nei teisingumo ministro, Lietuvoje nėra nei prezidento nėra, žodžiu, Lietuvoje nėra absoliučiai nieko. Слава Україні!